sveiki. Su jumis mes Mobiliašiai ir šiame vaizde šiandien mes darom iššūkį, kas pirmas nusipirks, tas laimės 50 eurų. Taip. Taigi, visa esmė yra tame, kad mes tarkim einam į parduotuvę kokią, pavyzdžiui, Majai, tai saldumynų. Ir ten mes turim po kelis kažkokių dalykų pasiimti. Ir kas pirmas susimoka už prekes, tas nueina iki kasos, susimoka už kitą žmogų. Tas gauna tašką. Taip, tai po taško, tai iš viso 3 raundai bus, taigi tęskite toliau peržiūrą, mes pradedam. Taigi, pirma pradė Majai, tai aš esu operatorė ir mes dabar turime pasirinkti 3 kažkokius saldumynus ar kažką tokio. Čia brangiai kainuoja šitoj parduotuvėj, taigi išsirenku. Jaučiuosi jau kasoje, aš dar neišsirinkau, gerai, aš paimsiu kažką, tiesiog kažkokiam bočiui dar nežinau. Na ką, pirmam raundė laimėjau aš. Nusipirkau tokį takėse ir dar ten tokia guma ir saldainiukas. Tai geriausiam toliau. Tai aš tai nieko nepasiėmiau, nes kadangi šitai, kai jisai spėjo, tai jis gauna tašką nuėdinas, o aš negaunu. Tai aš tada galėsiu nusipirkti kitoj parduotuvėj kažką, jeigu aš spėsiu pirmesnę. Akvariumai, į ką mes esame prekybos centre Megoje. Tai ką, antras raundas, tai mes ėmėme Pegasą, mes turėsim nusipirkti pratybas. Biologijai, kuris jau bėga. Atėjom va, aš žinau, kur einasi va. Nematai, mums reikia pratybų, tad dabar ieškosim. Taip, čia pirma dalis, ane? Jo, pirma dalis. O kur antra? Ne. Geografija. Jo. Ne, ten tu žiūri viršų, žiūrė. Ne į patį viršų, o į vidurį žiūrė. Čia? Jo. O, biologija. Čia pirma dalis. Aš net nežinau. Jo, čia pirma. Na, va čia antro tipo nėra. Aš nežinau. Čia vadovėlis antra dalis, tik tais matau kažkokį vieną vadovėlį ir viskas. Antros dalies. Nes mums reikia antros dalies biologijos pratybų. O kaip man dabar jie atgalvi? Nežinau, pamandyk. Jis rado pratybą, žodžiu. Žiūrėkit, ir radau. Tai tikriausiai antras taškas. Aš abejoju, kad aš spėsiu rasti per prakeiktas pratybas, nes nublemba. Aš nerasiu čia. Čia aš sako tikras popkornas ir va, pratybos nupirktos, surinko 2 balai, jo. Tai aš laimiu, man liko 1 balas ir mes dabar sugalvosim, kaip kas bus. Trečias raundas, pats paskutinis, taip pat Pegase, tai pradedam. Žiūrėkit, ką radau. 12 metų su Hitleriu. Bet nežinau, ar pirksiu ar ne. Aš Hitlerio komandosas. Braukas. O čia Stalinas, Leninas. Kur? O čia viršui. Va, jo van Leninas. Stalinas. Anatomijos atlasai. Žiūrėk, ką aš radau. Žodžiu, širdies kraujagyslių sistemą, kaip čytinti. Tiesiog perskaitai šitą ir per biologijos kontrolinius visus viską teisingai atsakai. Smegenų gebėjimas gydyti. Tiesiog, kad norėjau kažką be anatomiją, kokią paėmiau šitą, paimsiu šitą smegenų. Papilai, aš matau kažką. Tai iki kasą rašinu. Kinzipo. Aš nežinau, kam aš čia yra nerdai tokie. Čia kalendorius. Bet čia jau nebereikia, nes nebe kalėdos. Na, žodžiu, dabar Evangelina gaunu tašką, bet laimėjau aš. Nu va, šiam raundui laimėjau Evangelina. Ir aš surinkau 1 tašką, pagaliau patį pirmą, bet vis tiek aš nelaimiu, nes Edvinas laimėjo, nes jisai daugiau iš mane taškų surinko, tai yra 2 taškai. Na taip. Nu tai ką, čia laimėtojas turi gauti prizą.
50 eurų. Boskiam. Taip, nes kam tai dar kartą sveikintai laimėjo šitą iššūkį. Real. Taip. Su šaibas vietoj. Tiesiog kaifuosim. Ačiū, kad peržiūrėjote šį vaizdą įrašą iki šito momento, iki galo. Nepamirškite palaikinti šį vaizdą įrašą. Vat prenumeruoti kanalą. Tai jo, taigi viso gero. Viso gero.